Sveiki. Noriu Jums pristatyti sutarčių modulio atnaujinimus, kurie tikimės bus Jums aktualūs ir palengvins būtent šio modulio valdymą. Ką mes atlikome naujai? Kad prie neapmokėtų sąskaitų, prie į raidelės jūs galėsite matyti, kiek iš tų neapmokėtų sąskaitų yra jų pradėlsti mokėjimai. Tokiu būdu, manau, bus lengviau orientuotis ir apie žiūrėti ir skolas, ir matyti tą tikresnį vaizdą. Taip pat, jeigu nukeliautumėt į sutarčių modulio langą, jame yra galimybė aktyvuoti, kad būsimi mokėjimai būtų rodomi pagrindinėme grafike. Tai aktyvavus šitą funkcionalumą, pagrindinėme grafike jūs matysite planuojamus mokėjimus. Taip, bendrame grafike jūs galėsite lengviau įsivaizduoti, kiek jau turite išrašytų sąskaitų paprastai per sistemą, kiek yra dar planuojamų mokėjimų atsižvelgiant į sutartis, bet sąskaitos gal dar nėra išrašytos. Lygiai tokią pačią informaciją apie planuojamus mokėjimus jūs matysite ir sutarčių statistikoje. Tai niekas nesikeičia, ar ne? Tai lieka ir planuojamų mokėjimų dalis ir čia. Tai visą tą galėsite valdyti, matyti ir tikimės, kad bus lengviau visą srautą susižiūrėti mokėjimų, kurie dar laukia sąskaitų arba kurie jau yra išrašyti. Dar koks pakeitimas, jeigu jūsų sutartis yra paremta periodiniais mokėjimais, pridėjome tiek ir būseną, tiek ir papildomą žinutę, kad būtinai turi būti aktyvuotas pasikartojančių sąskaitų modulis. Be šio modulio jums nebus įmanoma kurti periodinių sąskaitų, tai atsižvelkite, jeigu jau turit susikūrę periodinę sąskaitą vienai ir kitai sutarčiai, atkreipkite dėmesį, ar pasikartojančių sąskaitų modulis yra aktyvuotas. Kitu atveju sąskaitos nebus sukuriamos. Dar vienas pakeitimas, kuris tikimės, kad pagelbės, tai yra atskira skiltis sutarčių mokėjimai. Šioje dalyje jūs matysite visus mokėjimus bendrame sąraše, ne tik tai, kad po sutartimi. Tai manome, kad bus jums lengviau matyti, kiek yra išrašytų, kiek net neišrašytų sąskaitų, būtent kokia situacija yra su mokėjimais. Ir jeigu taip nutiktų, kad mokėjimo data jau pradėlsta, sąskaita dar neišrašyta, masinio veiksmo pagalba jūs galėsite pakeisti mokėjimo datą į kitą. Pakeičiame į 27. Tai jūs galėsite pakeisti masinių veiksmų ir tada sąskaitų sąraše ir planuojamų mokėjimų sąraše atitinkamai informacija atsinaujins. Jeigu nespėjote į gegužę ar birželio kažkurią datą, jau galite nukelti ir ateičiai. Lygiai taip pat galite ir filtruoti šią informaciją pagal mokėjimo tipą, pagal laikotarpį, ar sąskaita išrašyta ar ne, sutarties arba sąskaitos būseną. Tai tikimės, kad šitie visi pakeitimai palengvins ir dar lengviau padės valdyti sutarčių modulį, sutarčių registrą. Ir linkime gero naudojimo, kilus klausimus kreipkitės.